Gilų Media pristato. Marijos Alseikaitės Gimbutienės Senoji Europa. Jeigu dabar pasižiūrėsim į mūsų pirmojo istoriko Simono Daukanto veikalus, tai pamatysime, kad jo istorijos modelis yra tipiškai rusoistinis. Ten mes matom lietuvius gyvenančius laimingai senovės giriuose didžiuosiuose, kurių ten daug žvėrių, upės pilnos žuvų, visi laukia svečių, dainas dainuoja, ir žodžiu, laimingi gyvena. Mūsų viduramžių istorija yra mūsų herojinis epas. Mažai kas žino, kad Maironio pirmoji knyga buvo Lietuvos istorija. Jis pateikė naują istorijos modelį, kur dėmesio centre atsirado Vytautas Didysis. Kodėl Vytautas Didysis? Todėl, kad jis apkrikštino Lietuvą. Tautos ir valstybingumo istorija neturi sutapti. Tauta gali be valstybės gyventi galbūt kurį laiką, o ateity galbūt sukurs dar savo valstybę. Tai Maironis iš esmės buvo pranašas. Antanas Smetona vadina, tu buvai mūsų Mozė. Reiškia, tu išvedei mus į tą nepriklausomybę. Ta idėja jau jo to istorijoje buvo. Epas, kaip mes visi turbūt gerai žinom, nuo mokyklos laikų yra viena iš literatūros rūšių, jos iš viso yra 3, tai lyrika, epas ir drama. Epas yra pats sudėtingiausias, pati išsamiausia literatūros rūšis, labiausiai besikeitusi istorijos eigoje, turinti daugiausiai žanrų. Tarkim, antikinė lyrika ir šiuolaikinė lyrika jos nelabai skiriasi. Dėmesio centre yra žmogaus jausmų pasaulis, asmeninis pasaulis, išgyvenimai. Nedaug pasikeitė ir drama, jos centre išliko dialogas. O epas turi įvairiausių formų, įvairiausių raidos pakopų. Ir, kaip minėjau, prozos žanrai vėliau iš jo išsivystė įvairūs, mes prie jų nesustosim, kalbėsim tiesiog gal apie patį epą. Ir epą kaip pasakojimą, tai yra pasakojimas visų pirma. Jis skiriasi nuo lyrikos tuo, kad jis reprezentuoja kolektyvą, didelį kolektyvą, tautą, gal gentį kažkada, civilizaciją visą. Taigi epai irgi keitėsi, jų funkcija keitėsi. Mes žinom tuos senuosius epus, juos galima istoriškai padalinti 3 dalis. Tai tie senieji epai, kurie mus pasiekė nuo šumerų laikų, nuo pirmų civilizacijų, Babilono, Asirijos, pagaliau graikų, romėnų, ir kitų senų civilizacijų epai, Homero, Iliada ir Odisėja, štai nuo ko mes skaičiuojam savo grožinės literatūros pradžią. Antras, ką mes vadiname epais, tai viduramžių epus. Tuos senuosius viduramžių epus, kurie buvo užrašyti panašiai 9, 11, 12 amžiais. Tai mes vėlgi gerai juos žinom, tai anglų Beowulfas, ten prancūzų Rolando giesmė, vokiečių Nibelungas. Gruzinų Šota Rustavelių yra Karžygys tigro kailiu, štai yra autorinis toks epas sukurtas. Ir dalis kitų. Ir trečias pagaliau etapas, kada mes kalbame apie epus, tai jau nacionalinius epus. Iš tikrųjų tai jau yra grinai autoriniai epai, grožiniai, literatūriniai kūriniai, kuriuos imta kurti XIX amžiuje. Ir kodėl tas epo poreikis staiga atsirado, prie šito dalyko mes galima plačiau jau čia sustoti, nes tai tiesiogiai jau siejasi su mūsų lietuvių kultūra.
Ir visų pirma, su nacionalizmu. Keletą žodžių turiu pasakyti, iš kur tas nacionalizmas atsirado, kodėl staiga visos tautos nubudo tarytum, pradėjo rūpinti savo tapatybę, savo kalbą, savo kultūrą, savitumu ir taip toliau. Iš kur tas dalykas staiga visus apėmė šitą maniją, iš tikrųjų didžiulė įdomi tokia kultūrinė revoliucija. Tai pradedant ieškoti šaknų, tenka nužengti šiek tiek atgal į 18 amžių, kurį mes žinom kaip klasicizmo šviečiamąjį amžių, kuriame dominavo protas. Bet šito amžiaus pabaigoje, tai yra 18 amžiaus antroje pusėje, pradėjo šitą proto imperiją, kuri tikėjo, kad galima sukurti proto tobulą visuomenę, suprojektuoti, taip kaip prancūzišką sodą pagal liniuotę, medžius apkarpyti ir taip toliau. Na, mes žinom tą klasicizmo visą meną, kas tai yra prancūziškas sodas. Tai pasirodė, kad atsirado opozicija, atsirado kritika, dar pačiam tam 18 amžiui. Iš to gimė literatūroje sentimentalizmo srovė, posūkis radikalus į jausmus nuo proto. Na ir kartu vienas iš sentimentalizmo kaip tik srovės atstovų, Žanas Žakas Ruso, 1755 metais paskelbė tokį sensacingą traktatą, kuris vadinosi, aš tiksliai dabar nepamenu, bet jis buvo apie žmonių nelygybės kilmę. Taip tas traktatas vadinosi. Žmonių nelygybė, kaip ten įrodo Ruso, tai buvo jos atsiradimas didžiulė nelaimė žmonijai, kuri lėmė tai, jog dauguma žmonių, 95% žmonių dirba, nieko neturi ir tarnauja tiem 5% turtuolių, kurie mėgaujasi, turi prievartos aparatą. Ir žodžiu, idėja tokia, jog kad civilizacija neprogresuoja, bet regresuoja. Kad žmonės gyvenę priešistoriniais laikais, laukiniais laikais, buvo žymiai laimingesni. Jie buvo laisvi, kur norėjo ten keliavo, niekas jų neišnaudojo, turtų, maistų, jie dalinosi draugiškai, vadovavosi kilniais jausmais. Na, Ruso sukūrė kilnaus laukinio mitą. Ir šitos jo idėjas, šitas revoliucinis toks apvertimas pasaulio vaizdo buvo tuo metu tikrai erezija, bet ji labai išplito, ją pasigavo tos būtent engiamos tautos ypač. Na ir mes, jeigu dabar pasižiūrėsim į mūsų pirmojo istoriko Simono Daukanto veikalus, tai pamatysime, kad jo istorijos modelis yra tipiškai rusoistinis. Ten mes matom lietuvius gyvenančius laimingai senovės giriuose didžiuosiuose, kurių ten daug žvėrių, upės pilnos žuvų, visi laukia svečių, dainas dainuoja, ir žodžiu laimingi gyvena. Paskui užsieniečiai pradėjo atnešti nelygybės idėjas, baudžiavą, ir žodžiu nieko iš to neliko, tik tai kalba dar išsaugojusi tą atminimą tų anų senų laikų. Daukantas, žinoma, tiesiogiai neskaitė Žano Žako Ruso, bet tos idėjos jau visoje Europoje buvo paplitę. Didžiausią įtaką jam padarė toks vokiečių autorius, rašytojas ir istorikas šiek tiek, Augustas von Kotzebue. Jis parašė 1808 metais išėjo Prūsijos istorija. Tos senovės baltų genties prūsų istoriją. Jis parašė būtent pagal tokį modelį rusoistinį.
Taigi tai čia buvo pirma idėja, prie kurios norėjau sustoti plačiau, kalbėdamas apie nacionalizmo ištakas. Antras svarbus toks irgi revoliucinis pranešimas buvo perskaitytas 1786 rodos metais anglų tokio poligloto, mokėjusio daug kalbų, sero Williamo Joneso, kuris ilgą laiką dirbo Indijoje. Indija tuo metu buvo Britų kolonija, konsulate. Ir jis ten, turėdamas laisvo laiko, ėmė studijuoti sanskritą. Ir studijavus sanskritą jis atskleidė įdomiausių dalykų, kuriuos tame pranešime tų metų perskaitė, paskelbdamas, kad, žodžiu, sanskritas, senovės graikų, ten lotynų, hebrajų, visos kalbos yra giminingos. Jos visos yra kilę iš vienos prokalbės. Žodžiu, atsirado lyginamosios, nuo čia jau skaičiuojama ta lyginamoji kalbotyra arba lyginamoji lingvistika. Ir visos tautos, staiga visos jų kalbos, kiek yra pasidarė labai vertingos, labai įdomios mokslui. Ir kuo mažesnė tauta, to jos galbūt kalba senesnė, tuo vertingesnė. Na, čia kilo vėlgi toks pat didžiulis susidomėjimas ir išaugo vertėtų, kurios tarytum istorijos buvo išbrauktos iš istorijos tos tautos. Pradėta domėtis kalbomis. Tai antras toks impulsas nacionalizmui atsirasti. Na ir trečią impulsą davė jau grinai literatūrinis reiškinys, škoto tokio Jameso Macphersono, tokio irgi nelabai žymaus autoriaus, bet labai žymiu tapęs kūrinys, tai Osiano giesmės. Osiano giesmės buvo paskelbtos 1762 anglų kalba, neva tai išversta iš senovės keltų kalbos gėlų kalbos, herojinės epas keltų. Osianas, tai panašiai kaip buvo Homeras, kuris su kanklėmis, ten yra iliustracijos pirmos tos, su kanklėmis, reiškia, dainuoja tas keltų karžygių dainas iš 3-4, žodžiu, iš tų laikų, kada dar keltai nebuvo krikščionys, o keltai gana anksti buvo apkrikštyti, maždaug 5 amžiui. Taigi iš tų laikų, rimti mokslininkai Londone labai įtariai pasižiūrėjo šitą reikalą, prašė atsiųsti tuos tekstus gėlų kalba, bet jų taip niekas jiem neatsiuntė. Jie, žodžiu, suprato, kad tai yra literatūrinė fikcija, bet nepaisant to šitas veikalas vėlgi išpopuliarėjo viso Europoje, ypač po vertimo į prancūzų kalbą 1777 metais, tuo metu buvo tarptautinė Europos kalba prancūzų. Visa Europa skaitė, visi didikai skaitė, ir išpopuliarėjo nepaprastai tos Osiano giesmės. Kodėl jos išpopuliarėjo? Išpopuliarėjo ne tiek pats veikalas, kuris nelabai ką sakė, galbūt kitiem netoks ir įdomus, nelabai žinojo tos mitologijos, ten keltų ir tų didvyrių vardų. Bet čia buvo idėja, kad ne tik romėnai, ten graikai turi savo mitologiją. Bet kiekviena tauta turi. Kiekviena tauta turi savo mitologiją, kur ji yra, folklore. Reiškia, reikia rinkti liaudies dainas, užrašinėti pasakas, užrašinėti sakmes. Na ir čia prasidėjo vėl didžiulis šitas pakilimas. Herderis teoriškai visą tai pagrindė, žodžiu, kad idealiausia, kad kiekviena, žodžiu, kalba sutampanti su tauta ir būtų atskira valstybė. Tai buvo tais laikais irgi labai įdomi mintis. Tada kiekviena, žodžiu, valstybė gyventų kaip viena šeima. Žinom, tuo laiku niekas nepaisė tų kalbų ir buvo išplitę tokios imperijos, bet jau ta idėja buvo irgi labai įdomi, kuri sužadino ir pats Herderis pradėjo rinkti liaudies dainas ir, kaip mes žinom, ir lietuvių liaudies dainas įsitraukė į savo veikalą pasaulio tautų dainos. Iš pradžių 1 tomu, paskui 2 tomais pasirodė tas jo veikalas, ta chrestomatija.
broliai Grimai, na ir visos kitos pradėjo užrašinėti pasakas ir Daukantas pradėjo rinkti pasakas, kaip mes žinom, ir Stanevičius. Žodžiu, visos šitos idėjos XIX amžiaus pradžios lietuviams buvo žinomos, jos atsirito ir čia ir buvo labai populiarios, kiek tai įmanoma tais laikais buvo. Na ir susidomėjimais tais epais, to škotų pavyzdžių, pradėjo visi ieškoti. Anglai tą savo Beowulfą turėjo, išleido iš naujo, vokiečiai Nibelungų giesmes perleido, prancūzai savo Rolando giesmes ir žodžiu ten, kas dar tik įgalėjo, puolė ieškoti po vienuolynų rankraščius ir kai kam pasisekė. Pavyzdžiui, rusai taip surado sakmę apie Igorio žygį. 18 amžiaus pačiais paskutiniais metais ten pavyko aptikti ir iš tikrųjų identifikuoti, kad tai yra 12 amžiaus berods kūrinys. Lygiai tik tai vėliau jis užrašytas buvo, pasisekė ir armėnams surasti, Dovydas Sasunietį, irgi senovės viduramžiais parašytą epą. Na, o kam nepasisekė surasti jau tokių senųjų tų epų, originalių, ten ėmėsi kurti, na, taip vadinama rekonstruoti, ne, va, tai įmanoma rekonstruoti tą herojinį epą, tą idėją irgi, jeigu Macphersonas gali padaryti, tai ir mes galim padaryti. Na, taip ir atsirado Suomių Kalevala, atsirado Havietos giesmė Longfellow, amerikiečių, ne, va, tai indėnų herojinis epas. Atsirado pagaliau Latvių Lačplėsis, jau čia visai XIX amžiaus, netgi pabaigoje lietuviai irgi labai ieškojo, irgi labai kankinosi, bandė Kraševskis sukurti tokį epą, kuris vadino Senafielas lenkų kalba, Kraševskis save laikė tada lietuvių, buvo ta lenkiškai kalbančių lietuvių tokia bendruomenė. XIX amžiaus pirmoje pusėje, kaip mes žinom, buvo tokios, galima sakyti, dvi įsivaizduojamos bendrijos intelektualų. Vieni manė, kad tik lietuvių kalba įmanomas tas nacionalinio atgimimo visa kultūra, bet dalis, tie, kurie save laikė lietuviais, bet rašė lenkiškai, prie jų priklausė, tarkim, Adomas Mickevičius. Tai buvo dvi tos bendrijos. Na, Lenkų kultūra, mes žinom, buvo žymiai toliau nužengus ir Adomas Mickevičius čia buvo romantizmo vėliavnešys, bet tos pirmosios jo poemos, Konradas Valenrodas ir Gražina, tai paimta iš viduramžių Lietuvos. Ir iš tikrųjų mums nėra ko nusiminti, kad mes neturim herojinio epo, nes mes jį iš tikrųjų turim. Mes turim istoriją. Mūsų viduramžių istorija yra mūsų herojinis epas. Ir iš tikrųjų pagal savo funkciją jis netgi svarbesnis ir reikšmingesnis už tuos epus, kuriuos parašė ir Kalevalų sūnus ten, sakykime, estų, ar tas pats Lačplėsis, jis neturėjo tiek daug reikšmės, kiek mūsų istorijos, žinios apie istoriją. Mūsų viduramžių epas, galima sakyti. Kasgi tą epą sukūrė, truputį reiktų dar prie šito stabtelti, nes, kaip minėjau, Daukantas nesukūrė, jam aukso amžius, istorikai vartoja tokį terminą aukso amžius. Aukso amžius tai yra tas laikotarpis vienos tautos istorijoje, kurį laiko pačiu geriausiu, kada tauta jų klestėjo labiausiai. Tai Daukanto aukso amžius, kaip mes matom, ten buvo tie laukiniai laikai. Datos identifikuoti istoriškai kažkokio laiko juostoj Daukantas jų nesiėmė, bet vis davė suprast, kad tie aukso laikai prarasti ir paskui visą laiką buvo pagal tą Ruso formulę regresas.
aukso amžius pradėtas Lietuvos sukurt, kokį mes dabar turim ir kuriuo gyvenam, tai Vytauto laikai, Gedimino, čia visa šita didžiųjų kunigaikščių epocha, XIX amžiaus antroji pusėje pradėjo ta mintis formuotis ir čia didžiulis nuopelnas priklauso Maironiui. Maironiui ne tik kaip poetui, kuris sukūrė istorinės savo eiles, kurios virto giesmėmis, bet ir kaip istorikui tiesioginė prasme. Mažai kas žino, kad Maironio pirmoji knyga buvo Lietuvos istorija. Maironis studijavo Kijevo universitete istoriją. Pirmiausia įstojo ne į kunigų seminariją, bet nuvažiavo į Kijevo universitetą, kadangi Vilniaus universiteto nebuvo. Visas Vilniaus universitetas perkeltas buvo į Kijevą, naujai įsteigtą universitetą, kai čia po sukilimo uždaryta. Taigi ten buvo centras tų didžiosios Lietuvos kunigaikštystės studijų. Bet Maironis pasimokęs ten pusę metų, ar gal kiek daugiau, metė tai studijas. Neaišku, kodėl jis jas metė, jo nėra atsiminimų kažkokių parašyta, nei dienoraščių. Reikia suprasti, kad jam tiesiog nepatiko ta koncepcija, ta carinės Rusijos koncepcija, kuri ten buvo brukama, eliminuojant Lietuvos vaidmenį iš viduramžių, sumenkinant jį, vadinant tai Litovsko-Ruskoje gasudarstvo, nors tokio termino istoriškai niekur nėra, jokiuose archyvuose, dokumentuose, jokiuose analuose oficialiai, bet jis buvo sugalvotas grinai propagandiškai XIX amžiaus dar pirmoji pusėje, po 31 metų sukilimo, tada caras Nikolajus II iškėlė uždavinį parašyti naują Rusijos istoriją, kad būtų galima inkorporuoti, pateisinti korporaciją čia tos buvusios LDK visų žemių į Rusiją. Ir tokia teorija buvo sukurta, kuri iki šiol beje gyvuoja rusų tokių propagandistų sąmonėje. Taigi Maironis grįžo iš Kijevo, įstojo į kunigų seminariją savo tėvų dideliam džiaugsmui, bet jis jau buvo turėjo pakankamai išsilavinimo, kad jam nelabai ką buvo veikti toj seminarijoje. Tai jis sėdėdamas bibliotekoje rado ten, seminarijos Kauno bibliotekoje rado Daukanto rankraštį. Istorija žemaitiška knygos, kuri nebuvo publikuota visiškai. Ir jis susidegė idėją ją paskelbti, nes jautė tą nacionalinį atbudimą, nacionalinį pakilimą. Tai buvo 1883 metai, kada pradėjo eiti aušra. Ja visi žavėjosi, ir tame tarpe ir pats Maironis. Ir aušrą rašė. Ir tas Maironis turėjo labai tokią gerą intuiciją, ko tautai reikia. Ir jis suprato, kad tautai reikia istorijos. Tautai reikia istorijos knygos kaip Biblijos, į kurią galėtų atsiremti savo būtį, pateisinti savo egzistenciją ir taip toliau. Teisingai parašytos istorijos, ne lenkiškai, bet lietuviškai. Taigi jis iš pradžių apsidžiaugė labai Daukanto rankraščių, bet jį beskaitydamas suprato, kad Daukantas netinka ir jo kalba sunkiai, nelabai suprantama ir visa kita, ir pati ta istorijos koncepcija svarbiausia. Ir ką? Ėmėsi pasiraitojęs rankovės, susirinkęs visas įmanomas knygas, kiek tada jis galėjo jų gauti ir susirinkti lenkų kalbą, tų knygų, anksčiau parašytas istorijas, Strijkovskio, Koilavičiaus, Daukanto, Valančius buvo išleidęs 45 metais žemaičių vyskupystės istoriją, bet tai irgi buvo istorija. Kraševskio, Teodoro Narbuto susidėjęs tomus. Ir jis parašė per kelis metus, per porą metų tokį kompiliacinį, galima sakyti, istorijos veikalą, bet ne tai turi reikšmės, kad jis
toks kompiliacinis, nesirėmė jokiais tiesioginiais ten šaltiniais, Maironis neturėjo tam tiesiog laiko ir jo uždavinys buvo kitas. Bet jis parašė Lietuvos istoriją. Lietuvos istoriją nuo seniausių laikų, prie jų tiek labai daug nesustodamas, iki šių dienų, iki jo gyvenamojo momento, tai yra iki XIX amžiaus pabaigos. Labai aiškia, gražia kalba, palyginus Maironis, mes laikome mūsų grožinės kalbos kaip ir reformatorium, pradininku, tai jau čia buvo parašyta ta istorija žymiai aiškiau ir suprantamiau, paskaitomiau XIX amžiaus pabaigos skaitytojui, kalbos atžvilgių, bet svarbiausia, kad jis pateikė naują istorijos modelį, kur dėmesio centre atsirado Vytautas Didysis. Kodėl Vytautas Didysis? Todėl, kad jis apkrikštino Lietuvą. Na, vėliau Maironis buvo už tai kritikuojamas, kunigas rašė, tai jam čia tas krikštas svarbiausia, bet visai ne dėl to. Maironis tai paskui kitam leidime dar plačiau argumentuoja, su krikščionybė kiekviena, reiškia, šaly prasidėjo rašto kultūra. Ir jis dar netgi ten apgailestauja, kad kaip gaila, kad negalėjo Mindaugas, kuris pirmas priėmė krikštą, išlaikyti krikščionybės, kad mes 150 metų būtume galėję turėti rašto kultūrą anksčiau ir galbūt jokios unijos su Lenkais mums būtų nereikėję. Ten jo yra labai tokia įdomi mintis, pasvarstymas, prie kurio turbūt ne vienas istorikas irgi vėliau yra sustojęs. Taigi Maironio šita knyga, kuri vėliau buvo užmiršta savotiškai, Maironio 100-metį minint išeivijoje jau 20 amžiuje, 1962 metais, toks išėjo veikalas Amerikoje, Čikagoje skirtas Maironio 100-mečiui. Ten Pranas Pauliukaitis parašė tokį straipsnį Maironis kaip istorikas. Ir atkreipė dėmesį į šitą pamirštą knygą, o ta knyga buvo, pasirodo, nepaprastai svarbi. Ir jis ten iškėlė, kuo ta knyga svarbi. Tai kaip minėjau, tai yra Vytauto iškėlimas ir padarimas Lietuvos aukso amžių čia. Mes dabar, ko gero, visi su šita koncepcija sutinkam ir ją esam priėmę, sukurta iš esmės pasiūlyta Maironio. Antras dalykas, nepaprastai svarbus, tai buvo, kad Maironis istorijos modelį sulaužė. Visos iki tol rašytos Lietuvos istorijos baigdavosi arba su krikščionybės įvedimu. Pavyzdžiui, Kraševskis laikėsi nuomonės, kad tikri lietuviai, tikroji Lietuva tai yra iki krikščionybės. Pagoniška Lietuva. Vėliau prasidėjo čia visokie su ta unija, karinė unija, vėliau Liublino unija. Kai kas baigė, pavyzdžiui, kaip Teodoras Narbutas, būtent su Liublino unija Lietuvos istoriją baigė, teatrališkai paskutiniam sakinyje rašydamas, kad čia aš savo istoriko plunksną sulaužau, nes čia baigėsi Lietuvos istorija. Geriausiu atveju baigdavosi Lietuvos istorija kartu su Žečpospolitos istorija 1795, su trečiuoju padalinimu. Žodžiu, toliau nėra apie ką rašyti. Tuo tarpu Maironis parašė iki XIX amžiaus pabaigos. Ir kokia čia mintis, kad kol tauta nemirė, jos istorija tęsiasi. Tautos ir valstybingumo istorija neturi sutapti. Tauta gali be valstybės gyventi galbūt kurį laiką, o ateity galbūt sukurs dar savo valstybę. Tai Maironis iš esmės buvo pranašas. Vėliau jį jau Maironio dar 50 metų minėjimas buvo 22 metais. Antanas Smetona vadina, tu buvai mūsų Mozė. Reiškia, tu išvedė mus į tą nepriklausomybę. Ta idėja jau jo to istorijoje buvo. Ir reikia pasakyti, kad Maironio istorija, kurią nelegaliai buvo parašyta slapyvardžiu ir spausdinta irgi
Tilžėje Maironis davė pinigų ir pats išvažiavo tada, baigė kaip tik kunigų seminariją ir kaip gabus perspektyvus, gavo toliau studijuoti Peterburgo dvasinėje akademijoje, jis davė pinigų, kad išspausdintų tą Lietuvos istoriją ir net 5 metus buvo prapuolus ta knyga. Nežinia ten irgi peripetijos, bet ji pasirodė 1891 metais. Žodžiu, irgi dar iki pavasario balsų pirmo leidimo dar buvo 4 metai. Taigi ta knyga gyveno savo gyvenimą, ji plito, ji pasirodė labai perkama, knygnešiai. Knygnešiai, iš dalies darė biznį, nešiodami tas knygas, jie iš karto žiūri, kurios knygos yra perkamos. Tai ta pasirodė baisiai perkama knyga. Knygnešiai susidėjo pinigų, dar išsileido. Maironis buvo 3000 rodos egzempliorių davęs išleisti. Tie knygnešiai be Maironio žinios dar tą knygą leido. Reiškia, kiek kartų neaišku iš tikrųjų, jie ją spausdino, kol ją pirko. Paskui netgi ėjo toks, ką vienintelį dalyką leido rusai išleisti, tai tokį ūkininko kalendorių, kad ūkininkai maždaug žinotų tais datas, tais šventės religinės ir taip toliau. Ir kitoje pusėje to kalendoriaus ten būdavo visokios įdomybės. Tai vienam tokiam kalendoriui 1897-8 metų numeriuose pasirodė tokios apklausos, o jos padarytos pagal tą Maironio istoriją. Pirmas klausimas ten, kas tu toks esi? Atsakyk į klausimą, žinai. Ten klausimų forma buvo anketa. Kas, reiškia, buvo senovės Lietuva? Kas jos didžiausias valdovas buvo? Žodžiu, reikia gale pasitikrinti, tuos atsakymus galima. Tai visi valstiečiai tuo metu atsakydavo į pirmą klausimą, aš esu katalikas, nes tada buvo svarbiausia, ar katalikas, ar pravoslavas. Neteisingas atsakymas, aš esu lietuvis. Žodžiu, kas didžiausias kunigaikštis, Vytautas. Ar Vytautas buvo katalikas? Taip, buvo katalikas. Žodžiu, ten yra įdomiai sužaista, kai kas netgi įtarė, kad galbūt ir Maironis ten sudarė tą anketą. Jie galima pasiskaityti ir dabar, man atrodo, paveldė yra tie numeriai. Taigi, žodžiu, šita jo knyga tuo spaudos draudimo laikotarpiu jau ji buvo populiari, ta Lietuvos istorija, tai pamažu įtvirtino sąmonėje tą tokį mitą. Po to, po spaudos draudimo iš karto Maironis pradėjo perleisti savo visus raštus, tame tarpe ir Lietuvos istorijas išleido, ją papildęs, patrumpinęs ten pradžią, pratęsęs pabaigą, pridėjęs žemėlapį Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, jau tada nebuvo draudžiama. Ir kas dar įdomiausia, pridėjęs literatūros istoriją. Žodžiu, Lietuvos raštijos apžvalga pabaigoje. Tokią kultūrinę istoriją jis pateikė. Ir užbaigė, aišku, savim užbaigė savo eilėm tą istoriją, tokiom patriotiškom eilėm, kad kas vėliau atsirado ir mūsų himne iš praeities tavo sūnus te stiprybę semia kudirkos. Taigi visas šitas darbas buvo Maironio atliktas, ir po spaudos draudimo, kada prasidėjo jau leista lietuviškas mokyklas kurti, tai visi istorijos vadovėliai, kiek aš pasižiūrėjau, buvo rašomi sutrumpinti Maironio versiją, to vadovėlio versiją. Tai jos ten parašė ir Pranas Mašiotas, ir Pranas Polikevičius, ir Algis Antanas Macijauskas, Antanas Alekna kunigas, jo buvo labai populiari graži knygelė, parašyta, perleista 5 rodos kartus, iki 35 metų įėjo, kaip vadovėliai. Kodėl apie šitos vadovėlius kalbu? Ne tik dėl to, kad šitas modelis buvo Maironio ir
Lietuvos aukso amžiaus modelis įtvirtintas sąmonėje, bet jis, žodžiu, virto tuo epu. Iš tikrųjų, ta knyga tomis žiniomis tautos atminties turiniu virto, kuris palaikė, žodžiu, identifikavo, kas tai mes esam lietuviai, kodėl mes turim ginti Lietuvą ir taip toliau. Ir šitai buvo labai svarbu po Pirmo pasaulinio karo. Kada tas jaunimas, kuris mokėsi šitų knygelių, 905, 6, 7, 8, iki Pirmo pasaulinio karo jau gavo šitą impulsą, šito epo. Ir su šito mintim savanoriais ėjo, kai reikėjo ginti 19 metais pradėta rinkti Lietuvos kariuomenį, kariauti su bolševikais, paskui su bermontininkais, paskui su lenkais. Čia reikėjo daug savanorių ir tie savanoriai ėjo ir dažnai be jokio atlyginimo su savo drabužiais, kurį laiką idėjiškai kovojo. Paskui tik atsirado tas pažadas, kad bus savanoriam dalinama žemė, bet tas buvo negreitai dar. Žodžiu, tas epas herojinis mūsų, kurį mes iš tikrųjų turim ir nėra ko krimstis, kad mes jo neturim, suvaidino didžiulį vaidmenį mūsų istorijoje tiesiogiai. Ir jeigu mes pasižiūrėsim, kaip vadinosi savanorių 19 metais, 20 metais kurti pulkai, jie vadinosi Vytauto, Algirdo, Gedimino pulkas, Mindaugo, lygiai tas pats po Antro pasaulinio karo. Rezistencijos partizanų būriai vėl vadinosi Vytauto, Gedimino ir taip va. Kur mes randam visur tą epą savo randam, tą epą, istorinį epą.